Paluckas, gindamas Žemaitaitį, pradeda vartoti prorusiškų aktyvistų argumentus. Šiek tiek priminsiu, nuo ko čia viskas prasidėjo šitą istoriją, tai prieš keletą dienų, sausio 31, Nausėda. Nematau perspektyvos tokios sudėties koalicijai dirbti ateityje. Pranešimas įvyko, tada iš karto pasirodė ir Skvernelis, pritarė prezidentui, koalicija negali būti tokia, kokia yra. Aš manau, kad prezidentas sako tą poziciją, kurią supranta dauguma sveiko proto politikų, kad tokia, kokia yra, koalicija būti negali su tokiu partneriu. Portalui lrt.lt sakė Skvernelis. Paluckas, kita vertus, nemanė, kad Žemaitaičio teiginiai esminė problema koalicijoje, tai yra tuščia ir premjeras Gintautas Paluckas toliau kartoja, kad nereiktų sureikšminti skandalingų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybė vadovavo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ir prezidentūros pasipiktinimą sukėlė šalies vadovo pasiūlymų iškraipimas, jokių realių neigiamų pasiekmių vis dar neturi. Tada žinoma Nausėda po dienos ar ten poros dienų pakeitė savo poziciją šiek tiek. Nausėda apie Žemaitaitį koalicijoje, nebekaitinkime atmosferos ir tiesiog palaukime. Tai tiesiog palaukime, kol nuspręs. Prezidentas svarstė, kad per kelis mėnesius pamatysime, kaip valdančioji koalicija geba ar negeba dirbti kartu. Tai Nausėda žinoma pakeitė šiek tiek savo naratyvą ir nuomonę. Bet dabar, vakar, vasario 4 dieną, premjeras apie Žemaitaičio tramdymą. Taip provokuojame konfliktą. Reikia bendrauti. Kaip sutramdyti koalicijos partnerį Remigijų Žemaitaitį? Sulaukęs tokio klausimo, premjeras Gintautas Paluckas tvirtino, kad visų pirma reikia bendrauti, o ne tramdyti. Jo teigimu, kiekvieną kartą, kai kažkas tramdomas, provokuojamas konfliktas. Ar jums tai kažką primena? Klausimas yra tame paprastas. Ar mes su Rusija nusiteikę siekti taikos? Kai aš sakau mes, tai ne Lietuva, o visa Europa. Lietuva negali viena pasiekti taikos, bet Lietuvos prezidentas gali inicijuoti taikos dėrybas visoje Europoje, bet ne tarp Rusijos ir Ukrainos, o tarp visų Europos šalių, ir tai nėra nauja. Praėjusiais metais Angela Merkel šitą mintį irgi pasakė. Sėskime prie taikos dėrybų stalo, nes čia yra beprotybė. Dar aišku, priminsiu dar vieną interviu labai gražų, kur Vaitkus pasisakė klausimu, ar apskritai Rusiją vertinate kaip grėsmę Lietuvai? Ne, apskritai nieko negalima vertinti. Vertinti reikia konkrečias aplinkybės. Jei Lietuva konkrečiai provokuos Rusiją, tai grėsmė Lietuvai padidės ir mes susilauksime konkretaus, bet ne apskrito atsako. Ar Rusija yra grėsmės ar sėkmės šaltinis, priklauso nuo Lietuvos politikos krypties, ieškoti konfrontacijos ar bendradarbiavimo. Grįžtant dabar į Nausėdos pirmąjį pasisakymą, kuris nematė perspektyvos tokios sudėties koalicijai dirbti ateityje, šiek tiek net ironiška, kad citata yra prezidentas Nausėda, partijos Nemuno aušra lyderį Žemaitaitį lygina su prorusišku veikėju Eduardu Vaitkumi ir mano, kad pokyčiai dabartinėje valdančioje koalicijoje jau nebetoli. Ir manau, kad čia kalbame apie pakankamai trumpą laiką, kuomet pakeitimai bus tiesiog neišvengiami, nes visi suvoks, kad tai yra neišvengiama. Blogiausia, kad Žemaitaitis, tiesą sakant, tampa savotišku Vaitkumi. Yra gan savotiškai liūdna, kai mes dabar turim ir prezidentą, kuris kaitalioja nuomonės kas 2 dienas dėl Žemaitaičio ir pats palygina su Vaitkum, kitą dieną sako, kad reikia palaukti. Tai jeigu Vaitkus būtų koalicijoje, tai irgi reikėtų palaukti ir pažiūrėti, ar gali dirbti kartu. Aš nežinau, jokios principinės pozicijos, jokios vertybinės pozicijos Lietuva lyg ir nebeturi ir šitos vyriausybės ir dabar prezidento tiesiog pozicija yra Lietuva turi būti visiškai tyli, neutrali ir apie nieką nekalbėti, nuomonės jokios nesakyti, nes mes provokuojam ir kivirčinam kažką. Tai taip, kaip suprantu, naujos vyriausybės, o tokia ir yra Lietuvos pozicija primetama ne tik vidaus politikoje, bet ir užsienio politikoje, kur mes nesikišam ir net neišsakom savo nuomonės. Bet tikimės, kad viskas bus gerai ir lauksim tol, kol tankai važiuos į laisvų šalių teritoriją. Čia aš aišku referuoju į pasisakymus Budrio, kad Lietuva dėl Grenlandijos klausimo Amerika, kur pasisiūlė Grenlandiją įsigyti ir netmetė galimybės ginklų įsigyti, tai Budrio pozicija buvo, kad Lietuva turi būti neutrali, tada po dienos jų pozicija, kad aš niekada nekalbėjau apie neutralumą, o tiesiog aš kalbu apie tai, kad čia reikia įstatymais vadovautis ir teisinė santvarka. Tai tiesiog pozicijos neturėjimas, nesikišimas tas vadinamas, ne provokacija. Tik mes dabar su Amerika tai nekariaujam, tai viskas gerai. Dabar mes kišamės į valstybę, kur demokratiškai išrinktas parlamentas, jo atstovai priema sprendimus ir nurodinėjom, ką jie turi daryti. Reikia atskirti labai aiškiai
du momentus. Tai pirmas momentas, ar Lietuva šiuo metu su kažkuo kariauja. Nesu girdėjęs, kad mūsų kariuomenė ir mūsų valstybės vadovybė būtų paskelbusi karą ar Baltarusijai, ar Rusijai. Tai yra pirmas momentas. Antras momentas, kad kalbant apie Baltarusiją, labai aišku, kad Baltarusija ir pati su niekuo šiai dienai nekariauja. Tai vadinasi, dirbtinis situacijos eskalavimas kenkia ir Lietuvai, ir mūsų šalies įmonėms, ir mūsų šalies žmonėms, kurie ten bendrauja toje šalyje ir turi santykių. Ir kitas momentas, kalbant apie tą pačią Rusiją, tai vėlgi, jeigu Lietuva su ją nekariauja, ir mes žinom puikiai, kad tiek mūsų žmonės, tiek mūsų įmonės taip pat turi ryšių su ta šalimi ir tie ryšiai nei visų ES šalių, nei Lietuvos nėra nutraukti tose srityse, kurie nėra susiję su ginklais ir su karu. Tai kodėl tada mes vėlgi dirbtinai eskaluojam ir nutraukiam visas sutartis, tarsi ruoštumėmės karui. Tai ar tikrai mes to norim ir tam ruošiamės ir tą indikuojam savo sprendimais, nes kitokio poveikio, kažkokios pagalbos Ukrainai, apie kurią čia jūs norėtumėt kalbėti, šitų sutarčių nutraukime tikrai nėra. Tai yra tik tai žvanginimas grasinimais ir parodymas, kad Lietuva yra agresyvi valstybė ir kad vykdo agresyvę užsienio politiką. Tai aš su to nesutinku, nes manau, kad tai niekaip neprisideda prie Lietuvos ir jos žmonių saugumo bei gerbuvio. Taigi viskas gerai ir mums nereikia čia dabar išsišokti, kaip sakant. O jeigu vieną dieną prireiks Amerikai Baltijos kažkokio prieimo prie jūros ar Klaipėdos uosto ar panašiai, tada ką darysim, tada pasakysim, kad mums vis dėlto netinka toks naratyvas ir normalizacija tokio naratyvo. Žodžiu, aš kaip ir buvau įsitikinęs jau, kad socialdemokratai ir dabartinė vyriausybė tokios kaip principinės pozicijos tikrai neturi, bent jau tokios aiškios, kaip kad turėjo prieš tai vyriausybė, bet man šiek tiek yra liūdna, kad ginant Žemaitaitį, kuris sukėlė jau tiek problemų ir Lietuvai, ir valdantiesiems, vis dar jį Paluckas gina ir dar tokiais argumentais. Dabar aš nesakau, kad Paluckas yra prorusiškas. Ar ten mūsų vyriausybė kažkaip prijaučia Rusijai. Bet jūs turit tada turėti geresnius argumentus arba tiesiog savo poziciją aiškiai vardinti. Jeigu jūs dėrėsite su teroristais kiekvieną kartą, kai jums pagrasins, pavyzdžiui, kai Žemaitaitis terrorizuos jūs, kiekvieną kartą dėrėsitės ir jam atleisit ir jokių tų raudonų linijų neturėsit, jumis ir manipuliuos ir naudosi situaciją ir kels chaosą toliau. Tas veikia ir vidaus politikoje, ir užsienio politikoje. Jeigu mes neturim jokių raudonų linijų arba kai tas raudonas linijas būna peržengimas, mes nepadarom jokio atsako, tai reiškia nėra raudonos linijos. Ir tos mūsų gąsdinimus vis perlipinės ir laužys, jis tiesiog valdys mus ir kontroliuos, kaip mes elgsimės. Ir jo, dabar mes neturim bijoti pasisakyti, o čia dabar tos pačius prorusiškų žmonių argumentus vartoja Paluckas, tiesiog ginant Žemaitaitį, kur jau visi jį palaidoja, po dienos apsigalvoja, tada vėl palaido, vėl apsigalvoja. Žodžiu, clown fiesta.